Prieš reklamą žadėjau jums šiltą smėliuką ir vandens pramogų. Jeigu netikite, kad tai įmanoma jau dabar, pavasario viduryje, patogiai įsitaisykite ir stebėkite. Visa tai skirta jums ir jūsų vaikams. Pristatyti Druskininkų vandens parko turbūt niekam nereikia. Tačiau jei vis dar yra žmonių, kuriems per 5 metus nuo įsikūrimo nepavyko jame apsilankyti, tai padaryti nebus per vėlu ir šiemet. Nuo šių metų Druskininkų vandens parkas lankytojus priims gerokai atsinaujinęs. Bet apie tai papasakosime šiek tiek vėliau. Druskininkų vandens parke veiklos randa tiek jaunesni, tiek vyresni lankytojai. Vandens pramogų erdvėje ypač mėgstami yra net 6 įvairaus tipo uždari arba atviri nusileidimo kalneliai. Ilgiausias jų ne veltui pavadintas Bermudų vardu. Jo ilgis siekia net 212 metrų. Žaibiškų greičių kosminėje erdvėje skriejant šiuo kalneliu, emocijų ir adrenalino antplūdis garantuotas kiekvienam. Įspūdingoje baseinų zonoje galima ne tik paplaukioti didžiajame baseine apsuptame uolų ir palmių, bet ir išbandyti savo jėgas bei ištvermę jūros bangų baseine ar sraunioje upėje. O kur dar kelių aukštų sūkurinės vonios, vandens kaskados ir masažinės srovės, maloniai atpalaiduojančios įvairaus amžiaus vandens parko lankytojus. Tačiau jei prieš daugiau nei metus tėveliams atvykusiems su 1,5 metukų mažyliais tekdavo žaisti nedidelio ploto 15 cm gylio baseinėlyje, dabar baseino plotas padidėjo 3 kartus ir atsirado daug daugiau pramogų mažiesiems lankytojams. Šį kovo mėnesį duris atvėrė per 2 aukštus išdėstyta vaikų erdvė. Joje laukiami tėveliai su vaikučiais nuo pat gimimo iki 14 metų amžiaus. Natūralus jūros smėlis čia atkeliavo iš Lietuvos pajūrio, o oro temperatūra siekia net 32 laipsnius šilumos. Todėl jūsų mažyliai pavargę nuo braidymo ar šokinėjimo per jūros bangas gali statyti smėlio bokštus. Įspūdingo dydžio džiunglių paveikslą 1,5 mėnesio tapę dailininkai Gintaras Jocius ir Rolandas Kiaulevičius pasistengė, kad mažieji lankytojai jaustųsi lyg gerai iš pasakų pažįstamų gyvūnų draugijoje. Na, o karstydamiesi beždžionių tiltu, landžiodami urvuose ar maudydamiesi kalnų upelyje, mažieji pasijus tartum tikrose džiunglėse. Vandens kaskados ir smulkaus lietučio dušas švelniai masažuoja ir kutena vaikų kūnus. Ir žinoma kalneliai, kaipgi be jų, ilgiausias net 18 metrų tarp uolų besidriekiantis nusileidimo kalnelis tinkamas vyresniems vaikams. Jauniesiems broliukams ar sesutėms taip pat nereikės liūdėti ir stebėti kalnelius skriejančius vyresniuosius. Jaunesniems nei 3 metų vaikams įrengti 2 trumpesni kalneliai. Tiesa, jei tėveliai nuspręstų pasilepinti pirčių erdvės teikiamais malonumais, jie gali pasinaudoti papildomą paslaugą ir savo mažylių priežiūrą patikėti atsakingam vandens parko personalui. Na, o dabar metas pakalbinti tėvelius, kurie kartu su savo mažaisiais galėjo išbandyti naująją vaikų vandens pramogų erdvę. Čia vaikai gali ne tik maudytis, jie gali karstytis, laipioti, čiuožinėti. Ta čiuožykla tokia smagi, kad dar pati mielai nučiuožčiau. Ir kai vaikai maudosi giliam baseine, aš dėl dukros tada buvau labai nerami, nes jinai nardo, maudosi, o čia aš manau, mano vaikas yra saugus. Čia ir negilu, ir šiltas vanduo, ir labai jauki aplinka, smėlis, bangos. Mes pirmą kartą buvom 8 mėnesių. Gydytoja leido, nuėjom trupučiuką, pusę valandos, po to kitą kartą buvom ilgiau, taip apie valandą, o čia dabar va jau beveik 2 valanda ir viskas gerai, dar va namo nesiprašo. Aš manau, kad čia interjeras daug yra fainesnis negu kitur ir jaukiau daug. Labai gerai, kad čia yra šiltas vanduo. Netgi 1,5 metų vaikas nesušalo, kur kitur dažniausiai sušalo, o suaugusiam tai daug pirčių. Paliksime jūsų vaikų įspūdžiais iš Druskininkų vandens parko. Įsitikinsite, kad mažiesiems čia be galo smagu. Kas tau čia patinka labai? Mama, baseinas. Linksmieji kalneliai? Baseinas. Mėtyti krepšinį ir nuo pačio aukščiausio čiuožinės. Čiuožykla. Smėlis. Gaudynė žais, po krekliais būt. O ką veikiate, kai ateinat į baseiną? Maudame. Dar žaidžiu su kamuoliais. Ir kiek laiko čia būnat? Po 2 valandas, po 4. Po 4 arba visą dieną. Biški. O kiek tas biškis? Ilgai leidžiam, ar ne? Ilgai. O
kiek ilgai? Valandą, 2 ar visą dieną nuo ryto iki vakaro? Nu vakaro. Ir nenusibosta? Ne.